nėra, matai kiek bus vana. Pro kampo nemačiau, Polska, Anglija, Polska. Go back jau. Gudrutis važiavo, jau tai irgi dabar čia jau neišvėjo. Tai dabar galėsim, va taip, tualetai yra, jeigu kas mėgsta klemą. Ko mes čia? Neprivaidinsi kažko tai. Autobuso vairuotojas buvo protingas, rodo jam į tablotų, pasižiūrėjo, kas dega, nes 15:50, tai prieš 25 minutes įleidinėjo nuo paskutinio šlakbaumo jau. O dabar jau matai, iš čia neleidžia jau, davai greičiau varykit tik jūs. Bet va čia tų lengvų kaip, vėl nežinau iš kur tiek. Dar pasus pasiruoškit. Nemanau, kad tas, aišku, per anksti startavo, veja atgal. Blet, kiek, aš jaučiu ant kelio, kiek bus čia jų gyvas velnas. Čia pavojingiausia tai iki Antverpeno. Ne, iki Gento. Tai yra apie 160 km, tai tam šalinė, kad nebūtų. O taip, kada ne atostogos, ne kokia šventė, tai tų ten, kur tu stovi, tie iš vis nebūna, ne? Tai, žinai, kartais klausia, kiek keleivių, žinai, tai 600. Viskas, dabar jau pasidalinkit. Neišvarsykite. Ne. Už 400 metrų laikykitės. Cash. Nu tai kas tau sakys, kad turi 50 000 svarų? Niekas nesakė. Ir matai? Siuntų yra, ar matei, sako, ką į jas dėjo. Tai mano draugas. Nes tu pasakei, matei ir jau viskas. Einam tenai, ras kilogramą narkotikų, bratkas sakys, tu tik sakei, kad tu matei. O taip, o dėl to, žinokai, siuntas veži ir kai pradedama tokius klausimus uždavinėti, kai man vieną kartą viskas gerai buvo per langelį klausinėjo, ką veži, sakau, 4 padangas. Dar ten padangos sumontuotos taip, iš šono atėjo policija su pasiklausimo įranga, viską vieną sako yra. Nutirpau net, nutirpau. Bet nieko nebuvo gerai. Daugiau viskas sumontuoja. O matai va tą kačargą, va kur sakiau, va, kabo, tai aukštį lengvos mašinos matuoja. Ai, va šitą va. Nu. Bye, have a nice day. Aha, viskas aišku, gerai. Ir šito načio nereikia. Kelkitės keltu. Kelkitės, kad nelabai dar kelia mane čia. Ir laikas būtų atpažinti, kur keltas, kur traukinys jau. Viskas kaip ir nieko, kontrolės. Jeigu aš būčiau neuždaręs, tai tu ir kentėtum taip, ne?
Ar aš čia atidariau, ar tu atidariau? Nežinau, aš čia tavo atėjau. Rimtai, ne aš. Ne, tai aš galvoju, tai aš su kažkuo šnekėjau, gal atidaręs man. Tai jūsų kėdė, bet ten, tai kaip jūs čia papuolė čia. Nu, matai, pas tuo laiku, kai jūsų audinę gamino, dar nebuvo tokio dalyko kaip elektriniai langai. O čia jau vat sutvėrė, tai dabar jau aš galiu. Bet va čia kas per idiotą šitos padarė tokius. Sakyt, kam čia taip Ne, padaryti? tai čia tai dar nieko, bet va, kai išvažiuosim anoje pusėje jau, kaip įsilėkė atlėkė, tai kalpochų primėtyta Prancūzijoje visokių. Nu, ko tik nėra. Bet va čia kam jį jau uždėti, kad nepabėgtų. Greičiau sugaudytų policija, vairuotojas, kad atbėga. Niekur tu čia nepabėgsi. Vienas dalykas, tu čia nepateksi be nieko. Nu, tu suregistruotas iš visų kampų. Čia kamerų, tai mes va ką matom, tai čia yra trečioji dalis tik. O tai kur ta jūra, kad jos nematyti? Kokios tu jūros čia ieškai? Kokios tu jūros čia ieškai? Va taip trumpai. Nėra. Šitas tunelis yra 57 km ilgio, 39 iš jų po vandeniu. Iš karto 18 km, reiškia, tai ką čia dairytis jūros dabar? Ir būname mes 40 metrų po jūros dugnu. Ne taip, kad vamzdžiai padėti tunelio ant šito Pagrindo. Jo. Internete surinkau šitą. Vienas, du, trys autobusai. Tai dar galima kentėti, bet jie labai kol įvažinėja, kol išvažinėja. Taip, va. Nu, tiek draudžiau. Arklys ant kalno. Čia va tie traukiniai stovi. Čia tiek draudžiau. Na tu, koks tu laimingas. Žmogus, vyras Boba, gali vadinti kaip nori. Viskas jau, ačiū Dievui, iš čia neišvystau. Mano jau šiandien taip išgrūdo vieną kartą.
Po 3,15. Ką? Po 3,15. Aš jau angliško laiko Jo. jokio jau aš nežiūrau. Ne, tai to nesąmonės kažkokius rodo, nes neatitinka net pagal anglišką. Ne, rimtai. Sustoju, aš nežinau, kaip aš ten pasidarė. Dabar pagal anglišką tai yra 2,15. 15,4, taip? Na, tai Lietuvoje. Tai 15,6. Tai jau skaičiuokit visi šitą laiką, nes mes į Lietuvą važiuojam, mums tas laikas aktualus. 15,6. 15,6, taip. Va dabar čia mes. Tai nejaugi pas Stasį, aišku, kad čia dar. Tai 15,6, pusė 7 važiuojam, pusė 7, taip. Pusė 7, jeigu para laiko. 24 valandos, tai nu tai jei 23 valandos, tai jeigu viskas laimingai, aš skaitau, pusė 6 kažkur Vilniuje turėtume būti. Jeigu, sakau, bet čia tokiu laiku dar negalim nieko skaičiuoti, nes nežinom, kas priekį valgo. Pavarysiu, aš jeigu bus sąlygos, tai aš pavarysiu. Dabar Prancūzijoje taip. Aš pilu kurą visi į tualetą, kad paskiau nebūtų. Matau, aš ne. Kad paskiau viskas vieno atsikvėpimu, kad... O, tai su tavimgi šnekėjom apie gylius, apie greičius, jei nemelavai tu man čia. Good afternoon. Tu gali persisvart arčiau prie stiklo? Ne. Aš tai irgi esu šitą vaizdą visą įvažiavimą, išvažiavimą nusišalmą. Aš gal čia trukdau, ponas. Aš galiu biskutį pasitraukti. Ne, viskas gerai, sėdėjau. Aš jau praeitą savaitę kaimyną palaidojau. Tikrai. Jo, šnekėjom, mano metų. Šnekėjom už 2 valandų atbėga žmona, sako, ateikit padėt, man atrodo, kad Algis miršta. Nueinam, Algis jau savo. Laikraštį skaitė ir... Taip, išvažiavo. Už 200 metrų pasukite dešinėn. Pasukite dešinėn. Sako, papusė auklytė, mes tau pinigus mokėsim, sako, kas savaitę va pinigų, tai va. Parvažiuosis namo kada nors. Man atrodo, kad čia jaukėsi. Ką? Apsiniaukė. Priekyje dešinėsis posūkis. Vėjas koks jaučiasi net. Na, ir va jau lašai ant stiklo. Stiklo lašuoja. Būčiau kur nors dirbus, tai nors pinigų būčiau užsidirbus. Laikykitės dešinės, tada važiuokite greitkeliu. Priekyje pasilikite kairėje.
Čia va, kur sakiau, to nesąmonė padaryta.